mano jau trečiąjį video. Šiame video stebėkite mano nuotykius Ubud mieste. Tikiuosi, kad šis video jums patiks. Smagaus žiūrėjimo! Su savo vairuotojais sustojom kažkokioj labai fainoj parduotuvėj, yra labai didelė ir čia visko labai daug. Tai sustojom, kad aš kažką pasimčiau valgyti kelionėje, mašinai pakramsnot. Ir aš čia taip visko noriu, nes čia taip viskas skaniai atrodo. Ir už visą šitą maistą sumokėjau 4 eurus. You eat bread, breakfast, Yeah. and then like vegetable, and then like the fruit. That's good. Okay, I will do that. Curcuma look like turmeric. We use the root to making tea, to making saffron tea. Saffron tea is good for immune body and for stomach problem. The taste of the honey is sweet and sour, robusta, and then from the afu we make a process to make a coffee. Yeah, have you heard about that? About the coffee from the food? Balu coffee. Immune system and good for diet make a sexy body. Hot job. Žodžiu, mano vairuotojas atvežė į nemokamą kavos ir arbatos ragavimą pakeliui į Ubud. Tokios skanios kakavos aš gyvenime nesu gėrus. Dabar ragausiu gyvūnėlio, kurio pavadinimas yra Lubak kakučių kavos. Tai žodžiu, tie gyvūnėliai yra maitinami raudonuosiam kavos pupelėm. Ir kai jie virškina kavos pupeles, paskui jas iškakoja, žmonės surenka tuos kakučius, tada juos išdžiovina ir nulupa viršutinius sluoksnius. Ir taip gaunama kava. Tada jinai yra malama, sijojama ir turim kavą. Tai kakučių kvapo visai neturi. Skonis tiesiog kaip kavos. Ir čia yra parduotuvė, kur galima nusipirkti visko, ką ragavau ten. Čia yra ir visokiausių kvapų, eterinio aliejų, čia labai skaniai kvepia viskas. Taigi atkeliavau į savo kambariuką į Ubud. Šitoks vaizdas pro mano duris. Štai taip atrodo mano kambariukas, labai erdvus, labai didelis, labai didelė lova. Jau pasiilgau miegojimo dvigulį lovoj per visą lovą. Labai patinka. Tada čia turim tualetą. Kriauklė. Šiaip labai tvarkinga ir netgi turiu vonę, bet tokia įdomi iš kažkokio tai akmens padaryta, bet labai gražiai atrodo. Labai patinka. Na, aš kažkaip kaimo vietovėj biškį atvažiavau. Čia skaitosi homestay, tai tiesiog žmonės gyvena. Nu, apsistojau aš čia kažkokioj kaimo vietovėj. Nes pasivaikščiau po kiemą, tai čia tiesiog žmonės gyvena ir augina vištas ir gaidžius. Ir jie čia pastoviai girdisi. Tai spėju, kad dabar 4 rytus kelsiuosi su gaidžiais. Bet man patinka kaimus. Aš tokia biškį kaimietė, tai man čia kaip viskas kaip prie širdies. Tik čia yra minusas, kad aš neturiu baseino. O man tai patinka baseinai ir čia dar jūros nėra. Šiaip tai patinka man čia labai ramu, nes nėra visiškai jokio miesto šurmulio, jokių mašinų, gaidys. O dabar keliausiu priduoti savo rūbus skalbt, tikiuosi, kad rasiu kur, nes šiaip aplinkui žiūrėjau per Google Mapsus, kad yra vietų, bet jos galimai gali šiandien nedirbti, dėl to, kad šiandien yra kažkokia šventė. Tai aš tikiuosi, kad bent jau kažkur rasi, dėl to, kad nelabai, bet turiu ką rengtis. Koks nuostabus mūsų kaimas, 5 bombos ir kombainas.
Ką tu gaidį? Čia pagal augmeniją jau matom, kad yra nebe jūros dalis, o džiunglių. Visur teka upeliukai, visur pilna palmių. Tiesiog nuostabu. Čia džiunglėse taip pat pilna gyvačių, vorų, visokių nuodingų vabalų, didelių tarakonų. Ai, kaip man patinka, kaip aš dievinu. Nu, tai rodo, kad mano čia skalbykla yra. Nelabai panašu. Gal 2015 ir buvo skalbykla. Tai dabar eina ieškoti kitos skalbyklos. Pasitikėk tu Google Maps'ais Balį. Pasitikėk, sako. Nuves, kur reikia, sako. Atrasi, ką reikia, sako. Pagaliau radau, kur rūbus palikti. Čia tokioj visiškai neaiškioj vietoj. Pamačiau skalbenkę. Ir čionais. Tai dabar susimokėjau 3 eurus už 3 kilogramus rūbų. Ir žodžiu, čionais išskalbė, išdžiovina, sulanksto, išlygina ir gauni rūbus. Dabar palikau rūbus ir juos galėsi atsimti rytoj apie 5 valandą po pietų. Hi! This is symbiosis mutualism. Žodžiu, čionais atsisėdau pailsėti tokioje vietoje, nes pamačiau, kad tiesiog vandens yra. Ir vienas vyras man, vietinis vyras, papasakojo, jeigu tas driežas nukris ant žmogaus, jie vadina tai sėkme. Ir jeigu tas driežas nukrenta ant žmogaus, tai vadina, sau bus labai sėkminga diena. Ir jeigu, pavyzdžiui, dauguma žmonių čionais stato lažybose arba lošia kazino ir jeigu, pavyzdžiui, driežas nukrenta, tai jie žino, kad tai bus labai sėkminga diena lošimam ir jie tada lošia, nes driežas jiem tai pasakė. Ir jie sakė, kad čionais turi chameleonų. How do you say the bunglon? Bunglon. Bunglon. Tai Bunglon. Bunglon. Yeah. Tai jie juos vadina bunglon. Tai labai norėčiau pamatyti. Badan. Ular Tai čia gading. sakė, kad šita gyvatė yra labai pavojinga. Sana-sana. O šiaip šnekėjom, kad čia nėra labai daug pavojingų Gimai gyvačių. savo. Tai žodžiu, buvau šitoj vietoj. Buvau šitoj vietoj, pašnekėjom su vietiniais. Papasakojo man apie nuodingas gyvatės, visokius tarakonus ir taip toliau. Ir vienas vyras sako, ai, tai jie mėly. Tai jie mėly. Sakau, nemėly, jie baisus. Sako, kokie baisus, jie nebaisus, jie mėly. O jūs, pavyzdžiui, esat matę gaidį medyje? Nes aš irgi nesu. Hai! Čia yra vietinis garažas. Dabar ragausiu kažkokio vietinio dalyko. Net neįsivaizduoju, kas čia yra. Bet tiesiog pamačiau prie savo homestay. Nežinau, kas čia yra ir nežinau, ar čia higieniška, bet paragausiu. Žodžiu, už šitą dalyką sumokėjau 50 centų. Daržovės maišytas su kokosu. O, čia baliuška vyksta. Jeigu ką sulčiai, jeigu būtų labai neskanu, kad galėčiau užsigerti. Gerai, ragaujam. Spakavo tą masę kardoninę, va, kažkokią. Apas kaip kokią daržovių troškinio. Atrodo tai va taip, va. Na, žiūrim, ar jokios kirmelytės čia neplaukioja tarp šito. Tai ko man dabar valgyti su rankom, tipo? Radau kambarį šaukštelį, dabar valgysim su šito šaukšteliu. Gerai, skanaus. Man sakė, kaip jisai vadinas, bet aš nelabai atsimenu. Aš dar nelabai suprantu, ar man patinka, ar nelabai. Labas rytas. Kaip aš gerai miegojau
jau buvau pasilgus miegojimo dideliai dviguliai lovai. Ir šiaip iš tikrųjų buvo net keista kažkaip miegoti vienai, nes dabar visas naktis miegojau hosteliuose, o dabar miegojau viena, tai labai keista, bet labai faina. Tik tai naktį buvo labai daug garsų, visokiausių gamtos. Užsisakiau pusrytukus, už juos sumokėjau 1,30 €. Čia blinukai su bananais, kaip suprantu. Labai skanu. Toks mano vaizdelis. Ir žodžiu, kadangi čia gyvenu tam homestay, tai šitie blynai yra iš naminių kiaušinių, o bananus jie patys nusiskynė čia namėdžių, kur yra aplinkui. Tai labai, gal dėl to labai skanu, bet šiaip labai skanus, labai patiko. Ir labai pigu. 1,30 € už 2 didelius blynus. Bet labai skanu, labai patiko. Taip pat jau luptis pradėjau. Kaip gyvatė. O šiandien aš keliausiu į Beždžionių mišką. Stengsiuos pafilmuoti kažką, bet labai bijosiu, manau, ištraukti telefoną, dėl to, kad tenais beždžionės yra labai vagilkos. Ir nenoriu, kad mano telefoną pavogtų, man dar reiktų kaip ir telefoną turėti, tai... Atvykau į Beždžionių mišką, čia yra įėjimas. Labai jau čia daug tų šiknosparnių. Apmąsto apie gyvenimą. O Jėzau, miegu čia, kad nori. Wow. Crazy. Vlog. Vlog. Wow. Bendroji sumoj Beždžionių miškas patiko. Ačiū Dievui, iš manęs nieko nepavogė. Kol kas, dar neišėjau iš miško, tai einu. Bet šiaip tai labai patiko, labai faina. O įėjimas kainuoja 6 € kažkur. 5 su kapeikom. Bet labai patiko. Labai gražu. Labai gražios beždžionės. Tik tai biški baisu, kad jos kažką padarysi, kas ar dar kažką. Vienintelis dalykas, kas atsitiko, tai beždžionė man už suknelės griebė, daugiau viskas. Ir kai išplauna rūbus pasiėmė, va būna jie taip gražiai sulankstyti, supakuoti, maišelį, švariai kvėpintis. Tik aišku, jei biški per daug neužtikrą deda, tai jie labai stipriai kvėpia. Mano šiandien diena baigėsi tuo, kad aš grįžau, netyčia užmigau. Ir dabar atsikėliau. Labas rytas. Šiandien mano rytas prasidėjo vėl nuo blynų, nuo kavutės, nuo sulčio. Ir šiandien dieną praleisiu, tikiuosi, kad turiningai, dėl to, kad šiandien mane vežios privatus vairuotojas. Tai žodžiu, susipažinau su tokiu prancūzu čia praeitam hostelyje ir jisai pasiūlė kartu nuvaryti į ryžių laukus. Tikriausiai dar aplankysim krioklį. Šiandien labai karšta lauke, tai biškį bus sunkoka, bet nieko tokio. Taip pat čionais kuras yra pilamas. Įėjimas į ryžių terasą kainuoja kažkur 4 €. Aišku, čia visos papildomos supynės, visos įvairių rūšių supynės, visos nuotraukos, gali dar išsinuomoti suknelę. Aišku, kainuoja papildomai. Tai pavyzdžiui, pasisupti supynę kainuoja apie 10 €.
Unfortunately. 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 Is Unfortunately. Fuck. Unfortunately. No. Bah, si. Unfortunately. Unfortunately. Si. No. Dabar atvažiavom į kažkokius krioklius. Tai šiandien mano The French sakė, kad aš esu bosas, tai galvoju, ką mes veikiam. Tai žodžiu, dabar atvarėm į krioklius. Va, čia vienas yra. Atvarėm pavalgėt, pasiėmiau mačas, čia yra teriyaki chicken, o čia kažkoks Tailando maistas, nežinau. Ir už teriyaki vištieną ir už mačą sumokėjau 6 eurus. Mokėjau mažiau už kambarį, tai reikėjo pasikeisti kambarį po 2 naktų. Tai yra mano kambarys. Šiaip man biškį nepatinka, kad čia dužas toksai mažas, nes čia ateini ir tiesiog va taip va. Nu, nežinau, ir lubos tokios. Čia tokia faina vietelė. Tik tai vaizdas gal nelabai kažką. Gamtos garso, lietaus garsą. Galėčiau klausytis valandas. Taip ramina. Kai hostelėse pigu, faina, susipažįsti su daug žmonių. Bet dabar tokia ramybė, kai esu viena kambaryje. Iš mano kambario išėjus vaizdelis va toks. Pažiūrėkit, kaip gražiai miega. 2 šuniukai. Jai, mažiukai. Mažiukas. Kokie glažus jūs. Kokie jūs glažus. Kokie jūs meliukai. Mazuliukai. Jasiau. Kaip tom moterim nenulūžta kaklai, aš neįsivaizduoju. Tarpsme, tokius rastus nešiu tiesiog ant galvos, kaip jam neskauda. Bet čia tikriausiai jos pripratę. Taip, galbūt dabar ir yra 2:30 dienos. Ir galbūt tik dabar aš išsikrapščiau iš savo viešbučio. Bet tiesiog šiandien tokia diena, kad tiesiog norėjau pagulėti ir nieko neveikti. Bet dabar nusprendžiau, kad reikia eiti pasivaikščiot. Ir taip, galbūt aš nežinau, kur aš einu. Aš tiesiog dabar einu tiesiai. Mano pasivaikščiojimo vaizdai šiandien va tokie. Ir šiaip labai karšta. Žiauriai karšta. Nusiskyniau bananą ir jisai panašu visiškai nesunokęs. Visiškai nesunokęs. Labai dabar limpa rankos. Okay. Ne, aš ją visiškai nebijau. Ne. Čianais mogų gėrimas kainuoja 65 centus. O kokia, pavyzdžiui, jūsų reakcija būtų, jeigu aš į Lietuvą taip apsirengus grįšiu? Gerai ar biški per daug? Šiandien mano vakaras toks. Laukia lyja. Ir vėl 3 vakaras iš eilės. Labas rytas. Taip, galbūt šiandien yra 4 rytas, kada aš valgau tuos pačius blynus su bananais. Bet jie labai skanus, tai... Pajechali. Niekad gyvenime nevairavau motorolerio.
Ir dabar vairuosiu pirmą kartą gyvenime, išsinuomau 2 dienom, net neįsivaizduoju, kaip jį reikia vairuoti. Bet vairuosiu, bet labai gražu gavau. Kokį gražu gavau. Raudoną, nuliovą. Ai. Tai man parodė, kaip atrakinti jį, kaip užkurti jį. Tai tiek ir te žinau. Šalmą turiu. Tai manau tiek ir pakanka. Nežinau, bandysiu. Palinkėkit man sėkmės, laikykit špygas už mane. Nu va, aš ir atvažiavau. Važiavau iki Krioklio. Tai va, pirmas kartas vairuojant Pirdą. Ką galiu pasakyti, nėra čia nieko sunkaus. Viskas čia yra okei. Tik atsisėdus ant Pirdos važiavau ir buvo tokia dabė. Ir tai biški toks vingeliukas į vos neišsipau. Bet viskas gerai. Jau manau, kaip ir perpratau, aš kaip čia reikia vairuoti. Aš jau kaip ir galiu jau čia lakstyti beleką. Tai va, bet šiaip labai fainiai. Labai patinka vairuoti, žiūri smagu. Tai čia dabar buvo, pasiėmiau dabar 2 dienom Pirdą, kad tiesiog pasibandyti, kaip man sekasi vairuoti. O paskui, jeigu man ten gerai seksis vairuoti, tiesiog pasiimsiu ilgam laikui, kad turėčiau. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. A wimbo it, 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 a wimbo it. A wimbo it. Išėjimas iš Krioklių atrodo va taip va. Ir aš net nenoriu įsivaizduoti, kiek čia gali būti visokių gyvačių ir visokių vabalų tam vandenį dabar. Nu, žinokit, ką galiu pasakyti, kad praėjau aš tą taką ir jokia gyvatė manęs nepagavo ir neapsivinioja aplinkoje ir joks vabalas mane įkando. Nežinau, kas šiaip ar vaisius, bet labai įdomus skonis. Nežinau, su kuo sulyginti, toks saldus, bet visai skonis buvo gaiva. Rambutan. Yes. Geras labai. Dabar ragausiu tokį vaisių. Šitas tai nežinau. Biškai panašaus skonio turi rabarbara. Bet nežinau. Jo. Nežinau, čia dabar ėjau už to Krioklio ir mane pasigavo kažkoks vyras ir pradėjo siūlyti visokius vaisius. Tai tas paskutinis, tai nežinau, biškai kažkoks toks nebuvo neskanus, bet toks nevalgyčiau antrą kartą. Tai už 3 vaisius, paragau 3 vaisius ir sumokėjau 30 000. Tikrai nemanau, kad jie tiek kainuoja. Šiaip bus įdomu pasižiūrėti, kiek parduotuvai kainuoja. Bet nesvarbu, bent jau paragavau. Šiaip gaila, kad jisai angliškai nešnekėjo ir net nežinau nei vieną iš tų vaisių pavadinimo, bet reiks pasigūglint. Nu, kaip sakoma, jeigu varom, tai varom ekstremaliai, ne? Tai žodžiu, bandysiu šitas 2 kuprinės sutalpinti ant Pirdos. Čia bandau dar vidų kažką sutalpinti. Ir važiuosim į kitą hostelį. Nu, kaip ir visai pavyko. Žodžiu, viena kuprinė čia, kita kuprinė čia. Biški nelabai yra man vietos kojom. Gal kaip nepatyrusiai vairuotojai nelabai gerai, jeigu taip yra. Bet aš tiesiog galėjau aš mažesnę kuprinę dėti tenai, didesnę ant kupros, bet tai, kad ta didelė labai sunki. Nu, okei, sorry. Didelę kuprinę dėti ant pečių žymiai geriau. Dabar vietos yra kojom ir šiaip iš tikrųjų ta kuprinė pasideda ant sėdynės, tai jinai nėra visiškai sunki. Tai žodžiu, bandau pasiekti savo kitą hostelį ir dabar reikės man važiuoti pro miestą. Tai aš nežinau.
Aš neįsivaizduoju, kaip aš nuvažiuosiu, bet jeigu aš iš vis atsisėdau ant šito dviračio daikto, nieko to nedarius ir bijodama, tai aš manau, kad aš ir pasieksiu hostelį per miestą. Viskas bus gerai, viskas bus gerai. Garučia, atvažiavau, bet prikolas yra toks, kad aš nerandu čia tas vietas. Čia visiškai nepanašu, kad būtų kažkas hostėlis kažkoks. Nežinau, ką daryti. Čia bus mano lova. Žodžiu, šitas hostėlis nepasakyčiau, kad pats fainiausias ir pats maloniausias. Nežinau, čia per daug žmonių kambarį, gal dėl to. Ir tos bendras patalpos tokios, atrodo gal taip vidutiniškai švarios, bet nežinau, man nelabai. Šiaip ir galėjau tikėtis kažko panašaus, dėl to, kad kai bukinausi, tiesiog gimiau patį pigiausią hostelį, nes dabar būnu Ubud mieste 2 dienom papildomai negu planavau, nes man čia labai patiko ir noriu patyrinėti grynai patį miestą, o ne aplinkinius kaimus. Tai tiesiog pasirinkau pigiausią variantą ir už 2 naktis sumokėjau 11 eurų. Tai manau normalu, kad gavau netobuliausią hostelį. Nu ką, užsipyliau kurioko, lietuviai nusipirkau kažkokių japoniškų dalykų. Žinau, kažkoks tipo užkandis yra. Ir pasiėmiau vieną su chicken teriyaki, o kitas su salmon. Dabar bandysiu chicken teriyaki. Ką žinau, du toksai 50-50. Bėga jau mano antroji savaitė Bali ir aš dabar supratau, kad aš ledų nevalgiau dar čia. Na ką, labas rytas. Nors ir mano hostelis nelabai fainas, bet vaizdas pro jo balkoną tai man visai patinka. Tai šiandien nusprendžiau eiti pėsčiųjų taką, kuris yra šalia, ir va čia vorą turim. Nežinau, nieko čia įspūdingo visiškai. Viskas apaugę žolėm. Su kažkoks takelis. Nežinau. Dar biškį paeisiu, bet gal kažkas gražaus atsivers, bet dabar kol kas tikrai nieko gero. Tiesiog takelis apžėlė žiauriai. Nu, dabar jau gal biškutį geriau. Biškį platesnis takelis. Tik tiek, kad aš tai pagalvojau, kad man reikėjo eiti anksti nuo ryto. Dėl to, kad dabar labai daug žmonių. Ir prieki žmonės, ir gale žmonės. Ir nėra visiškai jokios ramybės. Tai va, norėtųsi, kad viena čia eičiau, tai reikėjo iš tikrųjų labai anksti ryte varyti. Ir šiaip visas tos turistų vietas reiktų nuo ankstaus ryto varyti, kad nebūtų žmonių. Šiaip patarimas, jeigu kažkas kažkada eisit šituo taku, tai nesidėkit šlepkių, nes jeigu dėsite šlepkės, tai nustarkuosit kulnus. Arba jeigu jau eisit su šlepkiam, tai labai atsargiai eikit, nes kulnus. Hi! Nes kulnus nustarkuosit. Tai žodžiu, labai atsargiai. Žodžiu, atvažiavau į baseiną. Čia smokė 7 eurus. Šiandien valgau vakarienę vietinį restorane, tai valgau mie goreng ir geriu kažkokias imuniteto sultas, bet vaizdas pro mano restoraną tai labai gražus.
žodžiu, dabar nebelabai turiu ką veikti. Aišku, yra čia tų veiklų, bet aš nežinau, ar aš labai noriu kažką čia daug veikti šiandien dar, nes šiandien reikės eiti anksti miegoti, nes to reikės anksti keltis, bet žodžiu, važiuoju dabar pasivažinėtis. Ir čia prie mano hostelio yra kirpykla, kuri apkirpo net patį Messi. Jūs žiūrėkit. Wow, wow. Okay, let's go. Life is a highway. I won't ride it all night long. You know it my way. I won't greitis, velniškas greitis, važiuoju pas tave. Nėra kur dėtis, aš išprotėjus, važiuoju pas tave. Na, 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 na. Dabar tiesiog važinėjau random vietoj, nežinau kur esu, be navigacijos važiuoju, tiesiog važiuoju. Ir pažiūrėkit, kokio gražumo dangus. Dabar kažkokioj vietiniai parduotuvėliai pakeliui namo nusipirkau kažkokių užkandukų ir ananasų. Už viską sumokėjau 3 eurus su kapeikom. Na ir jeigu jau pasižiūrėjot iki galo, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad parašot gerą žodį. Ir šiandien baigėsi mano nuotykiai Ubud mieste. O rytoj iškeliauju į kitą salą, po kurios į dar kitą salą, tai sekančiam video stebėkit mano nuotykius salose. Ačiū ir iki.